Sveiki gyvi, mėlyjeji mūsų žiūrovai, su jumis Audrys Antanaitis ir pokalbiai kalbos namuose. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija Pilypas Ruigys ir apšvietos epocha. Konferencija buvo skirta 350-osioms Pilypo Ruigio gimimo metinėms. Daug įdomių pranešimų, daug įdomių pranešėjų. Ir su vienu iš jų mums nusišypsojo laimė pasikalbėti. Tai mūsų svečias iš Prancūzijos, aukštųjų studijų mokyklos, praktinės aukštųjų studijų mokyklos Paryžiuje profesorius, habilituotas daktaras Daniel Petit. Labą dieną. Labą dieną. O gal reikėjo sakyti bonjour, monsieur Petit? Bonjour. Kaip jums patogu? Kaip patogiau, malonu girdėti, kad galime kalbėti įvairiomis kalbomis. Kokiom kalbom jūs dar kalbate? Mes tuoj pereisim prie lietuvių, bet... Sunku atsakyti į šį klausimą, nes tai priklauso nuo mokėjimo laipsnio. Reiškia, kalbu prancūziškai, tai yra mano gimtoji kalba, taip pat kalbu angliškai, vokiškai, žinoma lietuviškai. Ir šiek tiek lenkiškai, rusiškai, albaniškai ir dar kitas kalbas, kurių nepriminsiu. Jūs tikras poliglotas, bet vieną kalbą dar užmiršote, tai mūsų lietuvių brolių, latvių. Mano latvių kalbos mokėjimas yra gana silpnas. Bet jūs Latvijoj susikalbėjote? Taip. Galiu. Ir pasakojot, kad dar vieną kalbą dabar mokotės. Tolimosios Kinijos, mandarinų kalbą. Jau 5 metai mokausi kiniečių kalbos. O sakykit, profesoriau, lietuvių kalba, kaip jūsų gyvenime atsirado? Atsirado gana atsitiktinai, tai prieš 30 metų. Studijavau Vienos universitete Austrijoje, indoeuropeistiką. Ir man lietuvių kalba tada jau buvo žinoma dėl savo archaiškumo. Ir tais laikais Tarybų sąjungai, tai buvo Tarybų sąjungos pabaiga. Ir su draugais norėjom aplankyti Lietuvą ir Rusiją ir važiavom į Leningradą. Apsistojom Lietuvoje ir man iš karto patiko, buvau visiškai sužavėtas. Ir grįžęs į Paryžių nusprendžiau mokytis lietuvių kalbos Rytų kalbų institute. Tai buvo vienintelė institucija, kur buvo galima mokytis lietuvių kalbos. Pas profesorių Michel Chicoine, kuris tada dėstė. Ir pradėjau įsimylėti į Lietuvą ir mokytis labai rimtai lietuvių kalbos ir taip gana atsitiktinai tapau lituanistu. Ar profesorius, kurį jūs minėjote, jūs mokė, ar buvo daugiau mokytojų ir iš ko tuomet mokėtės? Aš dabar galvoju, tada interneto nebuvo. Tada vadovėlių lietuvių kalbos modernių irgi turbūt nelabai buvo. Nebuvo. Vienintelis vadovėlis buvo Dambrijono vadovėlis, reiškia parašytas Amerikoje. Ir buvo gana geras, bet mums trūko medžiagos. Reiškia, turėjom tik šį vadovėlį, jokio laikraščio, jokio žurnalo, jokios knygos neturėjom. Ir todėl nusprendžiau kuo dažniau važiuoti į Lietuvą, nusipirkti knygas ir paprastai pabendrauti su lietuviais ir patobulinti savo lietuvių kalbos mokėjimą. Tai tuo metu geležinė siena jau byrėjo, ar ne? Kurie čia metai buvo labai įdomu? Tai buvo, aš Lietuvoje pirmą kartą buvau
O tai buvo 91 metais. Jau Lietuva nepriklausoma, bet dar okupuota faktiškai. Dar okupuota buvo. Ir aš pirmą kartą važiavau į Lietuvą be vizos. O kaip jūs čia patekote? Tai kažkaip siena buvo gana atvira tais laikais. Jau viskas byrėjo. Jau viskas keitėsi ir man patiko važiuoti į Lietuvą be vizos. O paskui grįžau į Lietuvą beveik kasmet. Ir nuo to laiko tai aš negaliu suskaičiuoti, kiek kartų buvau Lietuvoje, virš 30 kartų, man atrodo. Ar turėjot mokytojų iš Lietuvos? Ne. Turėjom lektorių. Mano lektorius buvo Laurinas Skupas, esperantininkas, kuris labai gerai kalbėjo prancūziškai. Ir tai buvo labai mielas žmogus. Ir man labai patiko su juo pabendrauti. Ir labai dažnai susikalbėdavom lietuviškai. Ir tai jis turėjo labai didelę įtaką į mano lietuvių kalbą. Tai buvo nuostabus žmogus ir man teko pažinti jį jau amžiną atilsį gana seniai. Lietuvių kalba jūsų gyvenime, ką jūs dabar veikiate, ar jūs dėstote lietuvių kalbą, ar lietuvių kalba, sakykime, yra tik tai viena iš disciplinų, jūs indoeuropeistas. Jo. Mano specialybė yra indoeuropiečių lyginamoji gramatika. Reiškia, paprastai dėstau graikų, lotynų ir taip pat sanskrito kalbas ir dar kitas. Ir tarp jų lietuvių kalba užima, žinoma, didelę vietą, nes tai yra labai svarbi kalba indoeuropeistams. Ir tik kartais turiu rimtą lietuvių kalbos kursą studentams, nes yra nemažai studentų, kurie domisi lietuvių kalba Prancūzijoje, ypač lingvistai. Ir tikiuosi, kad atsiras daugiau studentų ir galėsim vėl atkurti lituanistikos tradiciją Prancūzijoje, kuri praeityje buvo gana stipri. Reikia tik galvoti apie Antaną Meillet, Robert Couture ir kitas asmenybės, kurios domėjosi lietuvių kalba. Ir man atrodo, kad mano užduotis dabar yra būti tarpininku tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Man atrodo, jūs sėkmingai atliekate tą užduotį, bet Prancūzijoje jūs nesate vienintelis profesorius, kuris dėsto lietuvių kalbą. Ne, Rytų kalbų institute dar dėsto kolegė Hélène de Penarose. Ir mes kartu bendradarbiaujam. Ir nors yra mažai studentų, jos studentai aplanko mano seminarus ir atvirkščiai. Yra labai geras bendradarbiavimas tarp mūsų, bet esam tik 2 dėstytojai. O indoeuropeistams vis dėlto kurios kalbos yra pagrindinės? Šiaip tai Lietuvoje legenda, mitas, gal ir tiesa, kad be baltų kalbų indoeuropeistikos nesuprasi. Jo, tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Pagrindinės indoeuropeistikos kalbos yra lotynų kalba, graikų kalba ir sanskritas. Bet manau, kad be baltų kalbų negalima apsieiti. Baltų kalbos yra labai artimos senovės kalboms dėl savo archaiškumo. Ir jos vaidina labai svarbų vaidmenį indoeuropeistikoje apskritai.
O ką galit pasakyti apie kalbos politiką? Nes išties, tarkime, lietuvių kalba yra ir labai archaiška, kaip jūs paminėjote, bet šiuolaikinė kalba turi būti moderni, turi būti skaitmeninoji, turi būti virtualioj erdvėj skaitmeniniai, turi būti terminai visi reikalingi. Ir kai kas yra tokių srovių, ir Europos turbūt lingvistikoje sako, paleiskime kalbas, tegul vystosi jos kaip joms išeina, kaip nori, nekodifikuokime ir kalba pati suras savo vystymosi kelią. Prancūzijoje kalbos politika yra gana griežta. Turit akademiją. Taip, turi akademiją, daug, jau ne pirmas šimtmetis turi. Ir tenai su kalba nepažaisi ir iš kalbos nepasityčiosi. Taip. Bet iš tikrųjų akademijos įtaka į kalbos vartojimą nėra tokia stipri, kaip galėtumėm manyti. Reiškia, akademija sako, kaip reikia kalbėti, o žmonės kalba kaip nori. Kalba kaip nori, tai ir visam pasaulyje. Taip. Bet, sakysime, oficialūs raštai, sakysime, iškabos ir panašus dalykai, pavadinimai įvairūs. Ja. Ar galima bet kokius pavadinimus, bet kaip, arba tarkime, vardai pavardės dokumentuose. Ar galima, mes galėtume prancūziškam pase užsirašyti su lietuviškom raidėm? Man atrodo, kad nelabai, nes prancūzai paprastai nėra įpratę prie lietuviškų raidžių. Pavyzdžiui, mano vaikai turi lietuviškus vardus ir man buvo sunku paaiškinti, kaip rašyti šios vardus. O kokie jūsų vaikų? Tai Gabrielė turi antrąjį vardą Giedra ir Marijana turi ir kitą vardą. Ir jums buvo, jie nenorėjo rašyti valdininkai su lietuviškom raidėm? Ne, valdininkai paprastai nesuprato, kaip rašyti. Nes iš ausies paprastai negirdė, kaip reikia rašyti. Ir pavyzdžiui, jeigu yra Gabrielė, tai su tašku, tai jie iš viso tokios raidės nematė. Gabrielė paprastai rašom prancūziškai. Ai, su kirčio ženklu. Yra dvigubinis L. Aha. Gabrielė. Ai, bet teko padiskutuoti, paaiškinti. Jo, paaiškinti. O grįžtant prie to, kad jūs minėjote, kad galbūt galėtų Prancūzijoje atgimti baltistikos centras ar baltistikos tradicijos, ko tam dabar reikėtų? Esate jūs, yra jūsų kolegė profesorė, yra studentų, kurie baltų kalbas, turbūt ir latvių, ir lietuvių mokosi, domisi, bet to turbūt nepakanka. Ko reikėtų? Ar yra kokie nors baltų centrai, su kuriais jūs bendradarbiaujat? Tarkime, italų baltistikos tradicijos yra stiprios. Aš turiu labai artimą bendradarbiavimą su Pisos kolega Pietro Dinio, aišku. Ir taip pat su kitais kolegomis iš Vokietijos, pavyzdžiui. Žinoma, iš Lietuvos taip pat. Tačiau pačioj Prancūzijoje nėra labai daug institucijų, kur baltistinės studijos yra tik Rytų kalbų institutas, mano mokykla, kur dirbu. Ir tai jau viskas. Ir viskas vyksta Paryžiuje. Kituose miestuose nėra baltistinių studijų. Bet Paryžiuje yra daug universitetų. Buvo 13 universitetų, o dabar prisijungė keletas universitetų ir jų skaičius sumažėjo.
Dabar nežinau, kiek jų yra per pusę, man atrodo. Bet turbūt tam reikalinga ne tiek grinai mechaninis skaičius, Jo. kiek darbai, projektai, Ir žmonės. kurie domisi. tematikų įvairovė. Taip. Ir taip pat reikia pagerinti, patobulinti tarptautinį laipsnį. Reiškia, mums būtina prisijungti prie tarptautinio mokslo lygio. Taip. Ir man atrodo, kad tas pats poreikis egzistuoja ir Lietuvoje. Reiškia, kiekviena šalis turi informuotis apie mokslo lygį pasaulyje. Apskritai. Ar jūs dažnai atvažiuojate į Lietuvą, į čionai vykstančius tarptautinius renginius, konferencijas? Jo, gana dažnai. Beveik kasmet. Buvo tik tai labai sunkus laikotarpis dėl koronos krizės, tai negalėjau atvykti į Lietuvą. Tai šitas laikotarpis baigėsi, tikėkimės visam laikam. Ja, tikimės. Ir tikėkimės, kad neprasidės kitas laikotarpis, turiu galvoj geopolitinę padėtį. Jo. Tai linkiu, kad jūs į Lietuvą atvyktumėt rečiausiai bent kartą per metus, Jo. o geriau būtų 2 kartus per metus. Jeigu galėčiau gyventi visą gyvenimą Lietuvoje, būtų neblogai. O šitą svajonę tada galime baigti pokalbį linkėdami, kad kada nors jinai išsipildytų. Tai ačiū Jums Ačiū. už pokalbį ir primenu, kad mes kalbėjomės su mokslininku iš Prancūzijos aukštųjų studijų mokyklos ir praktinės aukštųjų studijų mokyklos Paryžiuje, profesorium habilituotu daktaru Daniel Petit. Jį kalbino Audrys Antanaitis, filmavo Karina Kraupaitė.